Nu, labą dieną. Tiksliau, man tai labas rytas. Išvežiau vaikus į darželį ir atvažiavau į savo gerųjų lydekų ir šerių vietą. Ir čia, man atrodo, tvenkinys yra nuleidinėjimas. Arba čia kažką darys, arba kažkas valymas užsiims. Tai gali būti, kad žuvelės kažkas priprašėt, man atrodo. Sim, kiek gali tą pačią vietą varidžiuoti, bet noris tas didelis pagauti. Šiandien dar turi svarstyklės, bet vienas senukas yra vietoje užsimetęs plūdelės. Tai atsiprašau, sakau, nieko prieš, jeigu spiningėlį biškį pamėtys. Tai mėtik, sako, tilpšim kaip nors. Nu tai bandom. Žiūrėkit, palaukit greitai. Buvau dar užsukęs į žvejybos parduotuvę. Atsimenat, ką aš esu čia palaidojęs? Atsimenat tokį palaidojau. Turiu naują. Ir jį mes dėsim ir išim bandysim didžiąją pagauti, jeigu jos dar čia yra. O jeigu nebekips, nes dėdukas rodė, ką pagavo, tai jisai ten ant saulažuvės bando gaudyti ešerį, bet sakė nieko gero. Labai mažiukai visi užkibę. Gerai. Ai, ir pavadėlius nusipirkau man. Va, Konstantinas, atsimenu, buvo. Ai, ir dar vieną blizgutę pasiėmiau. Panašios savo spalvos, kur praradau, biški kitokią, nes neturėjo. Ai, ir dar ką, man Konstantinas rodė šitos bairius. Aš ant bairių nusipirkau. Sako, esi matęs tokių? Sakau, kas čia spinner baitas vadinasi šitas? Galvoju, dar ant šito šiandien pamėginsim. Nežinau, kiek mes čia turim laiko, kaip mums seksis. Šitą didesnį galvakablį ir šitą turim tik vieną. Niekad nemėgstu, aš jų nemoku. Maždaug čia. Nu, per vidurį išlys. Biški ne per vidurį. O, žiūrėk, gal bus pavykę. No way. Kaip gerai pataikiau. Retesnis egzempliorius, kad man taip lengvai pavyktų. Bet gerai, mums reikia dar pavadėlį. Turiu 3,5 ir 15 tomų. Ėmiau tos, kur Konstantinas irgi sakė, jos geriau imti, jie plonesnį, bet jie laiko gerai. Ir žuvies taip nebaido. Tai yra, kaip jie ten, wolframiniai. Va, kad sivieniokit, aišku. Man dėtis tokia, 15 tomų. Bet to didelio gal... Ai, tik to. Gerai bus. O gal net neimsta mūsų didžioji margašonė. Bet aš kažkodėl turiu vilties, kad ant šito bus paimta. Aš arba va čia, va, kur galas, arba... Tai gerai, netrukdys ir šitą, manau, aš taip tolėliau biškį mesiu ir vis vyniosiu tą vagą buvusią. Jo, aš praeitą kartą tokį didelį masalą čia palaidojau. Buvo didelis kibimas, visą šoną perpjovė lydeką, tai nusipirkau tokį patį, galvoju. O gal... Tik dabar va čia šliūkšterėjo. Jo, nes jos deda. Čia tai jau didžiulis, nu tai nors... Būna čiumpa. Va. Kiek mailių skraido iš šonos. Gali galvoti, kad ešerys atplaukęs. Nes ir toj baloj visur čia aplinkui jos iškenasi kaip reikia. Ir čia mailis šokinėja. O kažkas liktai strinktelėjo. Nu, pasitikrinam. Nečiupai kokią uodegą. Nu, va, apačioje jau yra. Dantų žymelė. Bet gal mažytė, žinai. Nes tos mažytės irgi būna kvailos lydekos. Puola tą didelį masalą. Jinai net neapžioja jo. O, kas čia dabar? Ešerys. Ešerys ir nemažas. Gražus. Man jau tai lai. Šitas gražus, tai matai, kartais tiesiog tai reikia biškį tą masalą pajudini. Sujudėjo. Aš tai kaip žuvies didelis nemėgėjas, aš tai pagaunu, paleidžiu visada. Bet vieną lydeką iš čia tą 2 kilų turėjau pasimti, nes taip ir įjo. Ten tiek tvarkingai bandžiau ištraukti, bet mačiau, kad pažeidžiau žiaunas, tai galvoju, geriau jau pasimsiu. Negu aš ją paleisiu ir mirsim, turbūt vis tiek žiaunus, jeigu jau pažeidžiu. Daugiau žalos, pridarai daugiau žalos negu naudos. Sužiūrėk vėl. Turi vėl? Ir vėl tas toks Riebesnis? riebesnis. Eik tu savo, kas čia? Neskubėk. Lydeka, palauk, padėsiu. Pas mane ties pavadėlį padarė, tai jinai... Ai, tu, jo, kad nenusitraukti, žinai. Jo, jinai kaip pataiko, tos mažytės, jos yra peiliukai, blemba, dantis aštrus. Nežinau, gali būti, kad aš žolės čia jau užkabinu. Jo, va, visus nuo dugno. Jo, jeigu jie palei dugną čia sėdi. Tai... Nu, man įdomu. Lygtai jo, lygtai jo. Ir vėl? Nu ir kažkas vėl geresnis. Lygtai to trečio... Šeriuką. Ir nebuvo išleidę. O, Yra. nu dabar geras, Ir ant šito naujo masalo savo, lydeka, nebloga. nebloga, o, geras. Nereikia padėti? Ne, turbūt išsitrauksiu. Pagal, jauti? Ne. Bet šita dar gal ir leistinas. Tilps. Šitą jau bus išleista. Gal iš ten dar nebus leistina. Nu ką, reiks eit pasimatuoti ir pasisverti naujas svarstyklės. Nusipirkau, vis kurių žiūrovams video dedu, sako, tu gal nusipirk svarstyklės pasisverti vieną kartą. Hei. Nu, apsiraminsi? Nu, bet pati atsikabino. Tai va, pabandžiau ant bairį, niekad nesu ant šitų, kaip jie vadinasi, spinner baitai ar kaip. Ir ant šito antrų metimų. Ir štai tokia lydekaitė prie kojas. Nu, neleistina šita bus. Tai mano kem 6, ne, kem 7 tomai. 50 yra leistinas jo. Jeigu jau planuojama kept ar kažką. Gerai, gerbimieji. Oi, kas čia pas
mane. Aiva nusinulino. Pažiūrim, kiek mano krypstelis sveria. Lygiai 600 gramų, galim sakyti. Draugė, eik čia. Žinau, kad jinai nieko čia didelio nėra. Nusinulinė. Kilogramas beveik 200. Tai va, kas žiūrit, pirmoji oficialiai mano pasverta žuvis. Nu, draugė, keliauk. Op. Viso gero. O dabar ką tik? Ne, prieš tau paleidom. Aha. Nu, aš pirmą kartą net nebandęs, žiūrėk, antrų metimų iš toliau ir ant šito paėmė. Tai aš į jį pažiūrėjau, jisai žiūriu, kad čia... Sunkos yra? Nėra. Jis... Geležies. Taip, aš dabar metu labai vibruoja, tai labai stipriai. Jisai toks kaip kokia cikada, kaip kas, nu, o tanupis jisai gerai. Opa, geras. O, ble. Teisinasi? Teisinasi. Kur aš palikau savo tą, bet gal pasimsiu aš ją. Bet čia jau labai... O, prisėmiau. Atsikabino ir lydeka, bet žiūrėk, krūme sėdi. Aš negalvojau, kad čia bus taip minkšta. Tai jau jeigu atsikabina, čia iš to krūmo to išners. Arba jinai nesupranta. Jinai dar apkvaišus. Va, dėjo. Bet šita mažytė. Blema galvoju, lipsiu. Upt. Taip, į dumblą. Nieko, šita iš vis buvo kokia. 3-5 comai. Bet čia pat arti. Tai reiškia, tas spinner baitas vilioja jas. Petrai, kas kartu? Mes tai su juo ir lenkiškai šnekam ir kaip nori. Pats grynas lietuvis, o nuo vaikystės pripratę, tai žinai, daugiau ir lenkiškai. Mailiuka, sveiki. O, Petrai, obolių paėsi. Aš nenorėsiu, dėkui. Suvalgyk, bl***, pabandyk, kokie skani labai. Po to norėsi. Gerai, pasidedu tada. Kelionį atgal. O, čia jau buvo vėl kibimas. Aha. Bandom dar kartą arti čia. Girdėjot, kai liepė man obuolių valgyti atvažiavęs. Su draugeliai čia jie senukai susitiko. Sakau, nenoriu obuolių. Im, bl***. Gerai. Einu dar blizgutį užsimės, dar porą metimų padarysiu. Ne, man atrodo, nėra kažkas didelio. Ne, peiliukas. Labai mažiukas čia iš viso. Bet patinka jom tas mano spinner baitas. Turbūt šitos net matot nereikia. Peiliukas, tegul eina tų mailių gaudyti. Nu ką, prisiprašiau dar vienos varau kašį žiūrėti. Gerai, vyrai, neižvyno jums? Ir kašį įdomu pažiūrėti. Jo, kašį reikia žiūrėti. Gerbėmėjai, priprašiau tų lydekų. Tai 3 lydekos, vienos net neištraukiau krantą, tiesiog tupėjau, matot patys kaip koja įlindo į dumblą. O paskutinė tai iš vis labai mažytė. Ta pirmoji buvo beveik leistino dydžio, bet vis tiek paleidau. Ta prasme, bet vis tiek turėjau paleisti. Ir viskas. Varau kašį žiūrėti, varstyklės pašventintos, bet dar greitai noriu pasidžiaugti šito dalykėliu. Nu, blemba gerai, visos 3 ant jo. Tai vilioja jisai. Šitą paskutinę iš šono kažkaip davė, iš išorės įsikabino. Good, iki rytaus.